Sveiki visi, čia dabar manis Karolis ir mes žaidžiame Dragon Ball Xenoverse ir aš jums parodysiu, kaip keltis levelį. Tai paimam vieną čarą level 1 ir aš jums parodysiu, kaip užsikelti levelį. Iš pradžių reikėtų daryti, Mr. Popovich. Tai žodžiu, laukit, aš turiu skill setas. Karoči, pofik, žiūrėkit, pavyzdžiui, va dabar eina visas per aukas turit. Ir dabar, va, einat į pirmą, jeigu level 1, varat į šitą Brawly questą ir, žodžiu, jūs turit kolektinti visus 7 drakonų rutulius. Tai, žodžiu, pasiemam kažko. Ir jau ką aš... Kitas video gal bus aprodymas dėl Sipeko 3 ir ultimatų, visko. Žodžiu, aš pasirinksiu čia ant bairio šitus mentorus ir einam mes rinkti drakonų rutulius. Ir... Tai gerai, varom. Biškai prisidėsiu mikrofoną, gerai, pasiėmiau. Ir ėmam kitus. Ir žodžiu, reikia Brawlio iš vis nekreipti dėmesį ir, žodžiu, reikia rinkti drakonų rutulius. Tai čia maždaug kažkur turėtų būti. Va, šičia. Va. Galite imti po 2, jeigu norit, tai man tai taip greičiau. Tai, va, vapšė, nekreipkit dėmesio į Brawly, tiesiog skriskit į šitą, padėkit čia. Ir paskutinis ir... Čia va. Va. Nu ką. Aš žinau, kad, žodžiu, pagal klasės, nežinau, žodžiu, ką aš čia noriu sakyti, bet gal grįž mintis, tai, žodžiu, ir kai matote, kartais, va, kiek XP gavau ir maždaug kažkur 15 levelio ar 14 būsiu, va, 15, ir va, kai matote, ir kai būnate maždaug kažkur 6 ar, ne, 30 kažkur levelio, tai, žodžiu, einat šitą, palaukit, šitą questą, palaukit, šitą. Oi, tai gerai, aš to grįšiu. Taigi, mes grįžome ir, kaip sakiau, reikia daryti šitą questą ir tada po šitą aš parodysiu, ką paskui. Tai matote, čia mano pats pirmas čaras ir yra pora naujų atakų ant jo. Žodžiu, ir pamatysite, kaip čia. Ir žodžiu, pereikit misiją ir gausit daugiau XP negu prieš tai gavot. Tai čia mano pirmas čaras, Karka, nes mane visi vadina beveik Karka, tai, žodžiu, kai matote, reikia eipus šitus nugalėt, tai mano lygio tai easy, va. Tiesiog užsilokinkit ant tailo ir grabinkit ir viskas. Ir, žodžiu, va, iš vieno hito. Aš iš vieno hito, nes mano lygis 85, tai aš visai galingas. Ir dabar prieš Vegeta ir... Va. Bam. Ir daužykit tiesiog į chestplate, į krūtinę, į veidą arba į uodegą. Uodega ultimate visai gerai veikia. Taigi, gal parodysiu porą... Jau ką šitą Burst Kamehameha yra toksai naujas iš DLC 3 peko, tai jeigu turi 2 barus šito, tiksliau 2 barus, tai energijos tuos
Va, kaip dabar aš turėsiu. Va, ne. Va, žiūrėkit. Va, yra, va, paleidžiat pirmą kartą ir dar kartą paspaudžiat ir prideda dar daugiau galios prie to bimo. Tai maždaug iš čia mes, jo, iš čia mes čia turim varyti. Tai bardokas paskutinis. Ir turėkite omeny šitas, jeigu esat 80 levelio ir gerus status susidedat, jūs nukalsit jo jį. Aš tai dabar užsitreniravęs. Ir, žodžiu, šitas kažkur tiktų kaip levinėsi iki levelio 85. Tai tiktų. Va, opa. Ir jau ką, jie ataką kažkokį darai ir pasigauna jų tą odegą. Tai va bus. Nu ką, paskutinį kartą. Pagrebėm. Bam! Viskas. Ir turėtų čia drakono rutulis. Jo. Čia UKK galima varyti į kur atsispauninat ir gali šansą gauti drakono rutulį. Tai visai gerai, nes dar levinėsi, nu visai suprat. Ale man šitas ultimatas biški nepatinka. Eik. Ok, tu čiūvas. Nu davai, drakono rutulis. Ne. Žodžiu, čia su Elder Kai treniruojasi, aš unlock potential, tai man šitas kitas būdas, tai yra, kad galima paskutinę DLC misiją vykdyti, tai va, šitą. Ir jis duoda 10 milijonų, ne 10 milijonų, bet kažkur milijonas XP, nes tu labai daug tau reikės levintis, tai šitą geriausią misiją užsilevinti iki 93 levelio. Ir tas levelis yra, kad gautum unlock potential. Tai žodžiu, tai yra Saiyanas, bet tavo transformacija, žodžiu. Žodžiu, Elder Kai ten. Dabar tada šitą nukaunam ir čia biški sunkiau, nes lygis didesnis, kaip matote. Va, koks čia lygis? Ai va. 85. Kaip aš. Ir užtat gauni labai daug XP, bet jie labai damage daug daro. Tai nežinau. Čia biški sunku, bet kažkaip tai veiksiu. Kamehame! Nu? Va, pam! Davai, išim. O visai damage darau. Opa. Nu ką, beveik nuimtas. Ne. Muš. Man šitas nervina. Ale, kapsulių beveik neturiu. O ne. Kiaušė. Ne. Ok, tu kiaušė. Būčiau paėmęs, tau riesta būtų. Karočią kapsulių čia švaistyti reikėtų. Tai žodžiu, kaipgi matėte, tai šito misiją reikia perėti ir žodžiu, kitas būdas, paskutinis būdas, lengviausias mano, nu, tiksliau lengvesnis negu už tą misiją, tai oi, palauk, ne į tą.
Rink drakono rutulius, nes gali levintis taip. Ir lengviau net. Daug lengviau. Nes, nežinau, žodžiu, su drakono rutuliais va ant tokio levelio kažkaip tai lengviau. Žodžiu, tai ačiū, kad žiūrėjote ir laukite naujo Dragon Ball Xenoverse kažkur balandžio, birželio 22, kažkur ten, arba anksčiau. Tai, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Dovizmainis Karolis ir subscribinkit, laikinkit ir, nu, ate, žodžiu. Tai, čia, ate!